Kūliuose. Tai juos galima lengvai išsivalyti, tai jų šalinti tikrai nereikėtų, nes jie atlieka ir papildomą kramtymo funkciją, taip pat nukrauna ir sąnario darbą. Tačiau evoliuciškai pasikeitus mūsų mitybos įpročiams, odiniai dantis tampa nebereikalingi, dėl to kiekvienas žmonės iš tikrųjų neturi. Jiems Rota rauta lieka kaip pakrauta traukinio krovėjų ar žirkėnų tie prigauta. Kaip obuolys, ar nuo kurio jis buvo spaustas, laukia kamuolys, arba jau senai kas muš yra sulaukęs. Abėcėlė tapus iššūkių, maistas virsta iššūkės, pabuvę žandų išvakės, veidas primena lėlės. Pripūstas ir aš jau prisipūtęs, kaukolė Kaukolė nuo lūpų lūpasi eilutės apie tai, kaip besilūpo jie ir sukasi į kitą pusę, viskas, kol jį dar tik lūposi, ištinusi, raganosi kaip sukandus rožė, roža be spiglių spygliuota viduriai pavirto košė. Vaikas atsilošęs jau, nes pamiršo stovi. Op, šuolį užstovinti, opą už nukritusi, du šuolius užsugrojusi, 3 už rojų, 0 už jį pamiršusi. Jam išėjusi paviršių, po pagalvę tik dusintis. Fėjos jau senai darbus pamiršo. Fėjos dirba dabar metaliniais pirštais. Skylė, kur jos nebuvo, naujas kambarys liežuvį. Mažiau būdų sukramtyti žuvį, mažiau protaujančios durys. Gerai, kad ne vasaris. Būčiau pas fėją savis skaičiavęs, liežuvį hatą primontavęs. Gaunas gal nebesarmatis aš, tarp žasų dabar aš antis. Gal ne žasinas, bet pats Antanas, kaimynas bežasis, zombius antidūnantis propantis. Opa už balandį, 2 už varnas, 3 už gulbės, 0 tiem, kas rankoje nelaikė bulvės. Skauda dantį, nors nebuvau nieko kieto čiulpęs.